Darbo valandų statistiką grafike galime pamatyti išskleidę grafiko nustatymų skiltį ir įjungę parametrą darbo valandos. Pirmojoje eilutėje matome pamainos darbo valandas, o antrojoje pertraukų trukmę. Pavyzdžiui, matome, kad šioje pamainoje pertrauka nėra suplanuota, todėl ją įterpkime. Pridėjus pertrauką matome, kad antroje eilutėje atsirado skaičius, kuris indikuoja pertraukos trukmę. Jeigu norime matyti kitokią statistiką, pavyzdžiui, naktinės valandas, tai galime padaryti pakeitę pirmosios arba antrosios eilutės reikšmes į darbas naktį grafiko redagavimo skiltyje. Naktinės valandos skaidomos per 2 dienas, pavyzdžiui, 2 valandos vienoje dienoje ir 5 valandos kitoje. Jei darbuotojas dirba paskutinę mėnesio dieną naktinėje pamainoje, jo darbo valandos automatiškai perkeliamos į kitą mėnesį. Perėjus į kitą mėnesį matome, jog pamaina atvaizduojama neryškiai, kadangi yra pereinanti iš vieno mėnesio į kitą.